Sveiki visi, labai smagu Jūs matyti prisijungusios prie mūsų autentiškos veiklos webinaro, kur mes šiandien su Laura Jums pasakosime, kaip Jūs galite įgalinti savo balsą, pritraukti klientus ir efektyviai komunikuoti, kuriant ryšį. Tai iš tikrųjų labai dėkojame, kad prisijungite prie mūsų čia gyvai ir tikrai, jeigu turite kažkokių klausimų šio webinaro metu, labai kviečiu tais klausimais dalintis Zoom'e komentaruose ir mes bandysime taip pat rasti laiko šituos klausimus atsakyti. Taip pat, jeigu kažkas rezonuoja, jeigu kažkuo norite pasidalinti, tikrai prašau, naudokite šitą komentarų vietą. Ir šitas webinaras truks apie valandą, turėsime labai daug įvairiausių įrankių, praktikų ir tiesiog dalykų, kuriuos iš tikrųjų galėsite iškart pritaikyti praktikoje po šio webinaro. Tai iš tikrųjų einame iškart į dalinimąsi, tai aš dabar su jumis pasidalinsiu savo ekranu. Aš tuo tarpu irgi norėčiau pasisveikinti ir labai džiaugiuosi, kad jungiatės gyvai ir labai gera jūs matyti. Tikiuosi, jums bus naudinga. Kas laukia šio webinaro metu, tai mes Vaida pasidalinsim temomis, kurios mums yra aktualios ir kuriom mes gyvenam. Tai pirma prezentacija bus Vaidos apie tai, kaip įgalinti savo balsą ir apie tai, kaip veikti iš tos vidinės jėgos, o mano dalis bus apie tai, kaip komunikuoti, kaip aiškiau formuluoti žinutes, kaip labiau papasakoti apie savo vertes ir tiesiog kaip būti tose socialinėse tinkluose, tame išorinėme pasaulyje. Tai va. Ir labai kviečiam likti iki galo, nes gale taip pat turim šitą jums paruošę, tai tikiuosi pažiūrėsit iki galo. Taip, tikrai taip. Gerai, tada galime pradėti. Tai iš tikrųjų, visų pirma, nežinau dėl ko tu esi čia, bet greičiausiai tu jauti, kad tau atėjo laikas pagaliau pasirodyti pasauliui. Tu jauti, kad turi pašaukimą ir kad tu nori iš tikrųjų išleisti į pasaulį savo pasiūlymą. Bet galbūt tu jauti kažkokių abejonių, galbūt jauti kažkokią chaosą savyje ir nori aiškumo, kaip iš tikrųjų tu galėtum tai padaryti su pasitikėjimu, su tvirtomis struktūromis ir su žiniomis. Tai kaip ir Laura minėjo, mes šiandien pristatysime dvi skirtingas dalis. Tai aš labiau kalbėsiu iš vidinės energetikos pusės, o Laura labiau dalinsis efektyvia strategija. Laura šiek tiek vėliau daugiau pasidalins ir apie save, bet apie mane, tai iš tikrųjų mano kaip ir didžiausia gyvenimo misija yra padėti moterims įgalinti ir įtvirtinti savo dovanas. Nuimti tuos blokus jų viduje, kad jos galėtų kalibruoti savo visą kūną į sėkmę, kad jos galėtų atsiskleisti į tai, kam jos čia yra. Ir iš tikrųjų aš esu baigusi daugybę visokių somatikos mokymų, coachingo mokymų, esu dirbusi su taip pat nemažai coacherių, padedama joms įsitvirtinti. Tai tikrai turiu nemažai patirties apie tai, kuom aš dalinsiu su jumis ir viskas, kuom aš dalinsiu, iš tikrųjų yra susiję su mano išgyventa patirtimi ir mano didžiausiamis pamokomis. Tai dabar iš tikrųjų jaučiuosi, kad turiu tikrai autentišką veiklą, kurią labai mėgaujuosi, bet iš tikrųjų pati pradžia, prieš kelis metus, kai aš tik tai pradėjau, buvo tikrai sunki.
Tai visų pirma, aš jaučiau, kad esu viena kare lauke ir turiu viską išsiaiškinti pati. Vis jaučiau tiek daug chaoso, nežinodama, kur pradėti. Vis žiūrėdavau visokius verslo lektorius ir bandydavau atkartoti tai, ką jie man sako, bet vis tiek niekaip nesigavo. Tuo pačiu vis negalėjau pasitikėti savimi ir vis turėdavau tiek daug abejonių, kad aš nesu pasirengusi. Gal man dar reikia daugiau laiko, kad man reikia daugiau mokytis. Galbūt aš tiesiog neturiu pakankamai ryžto. Ir jeigu kažką pradėdavau, vis neišeidavo man to pratęsti. Tai iš tikrųjų dabar jaučiuosi, kad jau per šituos visus dalykus esu perėjusi, dar aišku, dar kartais ateina tie, vis tokie limituojantis įsitikinimai, bet iš tikrųjų norėjau pasidalinti su jumis šiandien, kas man padėjo per visus šitos iššūkius pereiti. Ir, pačioje pradžioje, kai aš pradėjau, turėjau visiškai neautentišką ir man netinkantį požiūrį į verslo kūrimą, kuris man visiškai netiko. Ir vieną dieną supratau, kad viskas, aš nebenoriu taip kurti verslo ir noriu rasti būdą, kuris man jaučiasi gerai. Ir tą būdą suradau. Tai aš tuo būdu pasidalinsiu jau netrukus, bet visų pirma, aš manau, visai yra pravartu pažiūrėti, ką mes buvom išmokusios apie verslo kūrimą, apie darbą ir komunikaciją. Tai visų pirma, mūsų kapitalistiškoje visuomenėje, ką mes išmokame, ne tik mes, bet ir mūsų protėviai, bet tie visi visuomenės sluoksniai ir sociumas mus išmokė, kad mes turime dirbti labai daug, sunkiai dirbti ir kuo daugiau dirbsime, tuo daugiau pasieksime. Mums buvo pasakyta, kad mūsų kūnas yra kaip mašina, kaip priemonė, gaminti ir siekti ir kad nesvarbu, ar mes esame pavargus, nesvarbu, ar mes turime kažkokius ciklus, tai nėra pritaikyta tam. Tai yra pritaikyta tam, kad mūsų kūnas iš tikrųjų išgręžtų kuo daugiau. Ir taip pat buvome išmokusios, kad turime veikti kuo greičiau augti, kuo greičiau plėsis, nesvarbu, kur esame mes, kokioje gyvenimo tarpsnėje, ko mes norime. Ir taip pat buvome išmokusios, kad verslas iš tikrųjų, reiškia būti strese. Ir to pasekoje, aš pati, kai aš pradėjau iš tikrųjų nejausti tiek to pastovaus streso ir pradėjau restruktūruos, kaip aš galiu nedirbti taip sunkiai, man pradėjo ateiti, tokios mintis, ar aš tą galiu, ar man tai yra leidžiama, tai yra visiškai kitaip negu tai, ką aš buvau išmokusi. Tai iš tikrųjų čia galima ir palyginti, kas yra tas autentiškas verslas ir kaip jis skiriasi nuo tradicinio verslo. Ir kodėl tai darome? Dėl to, nes jeigu mes norime kurti verslą autentiškai, jeigu mes norime kurti pasiūlymą autentiškai ir komunikuoti autentiškai, mums reikia irgi suprasti, kas apskritai yra ir ką reiškia šitas žodis. Tai iš tikrųjų tų skirtumų yra labai daug ir juos galite matyti čia skaidrėse. Tačiau, kelis, kuriuos aš galėčiau išskirti, tai yra vienas yra veikimas iš magnetizmo. Ką tai reiškia? Tai yra, kad mes kalibruojame save, savo kūną, savo įsitikinimus, savo identitetą, tam, kad galėtumėm pritraukti tai, ko mes labiausiai norime. Taip pat bendrystė yra labai labai svarbi dalis, nes mes daugiau nebebandome visko pasiekti pačios. Mes prašome pagalbos, mes daliname savo sunkumais ir mes palaikome viena kitą. Ir iš tikrųjų tai yra viena priežasčių, dėl ko mes su Laura sukūrėme autentiškos veiklos bendruomenę. Taip pat čia yra orientacija į save, į savo vidinę galią, į savo autentiškumo atskleidimo, o ne į žiūrėjimą, kaip daro kiti, kaip mes turėtume elgtis, kaip mes turėtume dirbti. Taip pat sėkmės apibrėžimas čia keičiasi labai daug, nes čia mes siekiame visapusės gerovės, mes iš tikrųjų norime gyvenimo būdo,
kuriame mes jaustumėmės gerai, ramiai, kuris mus išpildytų, kur mes turėtume iš tikrųjų laiko savo santykiams ir savo kitoms, galbūt savo pomėgiams. O ne taip, kad mes iš tikrųjų turime dirbti kuo daugiau ir kad mūsų produktyvumas reiškia mūsų sėkmę. Ir kitas svarbus elementas yra, kad mes nebeveikiame iš tiek daug streso ir baimės. Tai yra, kad mes iš tikrųjų kalibruojame savo kūną ir savo nervų sistemą taip, kad mes galėtume veikti iš lengvumo. Ir tai nereiškia, kad autentiško verslo kūrimas yra lengviau. Tai tikrai dažnai nebūna taip, nes tai reikalauja labai daug. Tai yra kelionė į save. Tai yra kelionė į savo istoriją, tai yra gyvenimas pagal tai, kam tu čia esi. Ir iš tikrųjų, kai tu pradedi kurti autentišką veiklą, tavo ne tik veikla transformuojasi, bet ir tai, kaip tu pasirodai visose gyvenimo srityse. Nes kai tu tampi autentiška savo veikloje, tu tampi autentiška ir kitose gyvenimo srityse. Tai už tai yra tikrai labai galinga kelionė, kuri vyksta visą gyvenimą ir kuri vis iš tikrųjų atneša labai daug dalykų, kurie galbūt buvo užspausti, bet su kuriais dabar mums atėjo laikas dirbti. Ir mes visos turime pasirinkimą, mes galime toliau gyventi pagal kitus, mes galime dirbti labai sunkiai, mes galime turėti tiek daug to sunkumo ant savo pečių ir bandyti viską pasiekti pačios, arba mes galim iš tikrųjų tapti naujos pradavimos dalimi. Ir iš tikrųjų, jeigu mes pradedame veikti iš ramybės ir gausos, visiškai pasikeičia ne tik tai, kas mes esame, bet ir kaip mes komunikuojame ir kaip mes iš tikrųjų esame matomos kitų žmonių. Ir daugiau dabar apie tą buvimą pamatytą pasidalinsiu dabar, nes tai iš tikrųjų yra labai didelė dalis. Ir žinau, kad dauguma moterų, kurios pradeda savo veiklą, jos turi baimę būti pamatytos. Ir žinau, kad jūs greičiausiai visos jaučiate, kad turite kuo pasidalinti, bet galbūt, kai jūs pradedate dalintis arba kai jūs norite kažkuo pasidalinti savo socialiniuose tinkluose, galbūt atsiranda toks sustingimo jausmas ir taip ir negalite padaryti to žingsnio. Tai kodėl tai vyksta? Tai iš tikrųjų yra daug priežasčių dėl ko, bet viena pagrindinių yra tai, kad mes iš tikrųjų buvome socializuotos nebūti pamatytos savo autentiškume. Mes buvome socializuotos neišsiskirti, susilieti su aplinka. Mums buvo pasakyta, kad daryti klaidas yra blogai. Ir tai vien galime pamatyti, kaip mes buvome mokomės mokykloje. Ir kaip viskas buvo apie tai, apie buvimą kaip kiti. Ir tuo pačiu, mums dažnai, bent jau man, bet galbūt ir jums dažnai tėvai sakydavo, kad čia tu tai blogai darai ir vis teisdavo mus už tai, jeigu kažkokias klaidas padarydavome. Ir tada mes šitą balsą vis nešiojame su savimi ir mes vis save teisime, kas irgi mums labai stipriai stabdo būti pamatytoms. Ir dar yra labai toks, sakyčiau, čia labiau už toks animalistiškas dalykas, kad mūsų kūnas nesąmoningai galvoja, kad jeigu aš dabar pasirodysiu pažeidžiama, kad jeigu aš dabar pasirodysiu autentiška, kad mane atstums, kad aš būsiu palikta, o ką tai reiškia mūsų minimalistiškam kūnui, kad mes neišgyvensime. Tai čia iš tikrųjų, iš dėl to ir atsiranda mums tokia didelė baimė, nes iš tikrųjų yra tokia asociacija, kurią mes turime, kad būti pažeidžiamai, būti autentiškai reiškia būti paliktai. Ir tų asociacijų iš tikrųjų turime labai daug
Ir šita yra dažnai nesąmoninga, bet yra labai svarbu suvokti šitas situacijas, yra labai svarbu suvokti, kur jos yra mūsų kūne, kad mes galėtume tai transformuoti. Nes tikrai tai yra įmanoma ir tikrai yra įmanoma dirbti su kūnu taip, kad jis galvotų, kad mes jaučiame saugiai pasirodyti. Tai kai tada mes galime dirbti, kai mes galim tada praktiškai dirbti su buvimu matoma. Tai visų pirma, pagal autentiško verslo metodą mes nebandome pasiekti kuo daugiau, kuo greičiau. Mes tiesiog checking with ourselves ir tiesiog bandome pajausti, kiek aš galiu atsiskleisti šiuo metu ir kaip man būtų lengviausiai atsiskleisti. Tai galbūt mums nereikia dabar įsipareigoti pradėti daryti 4 reels kiekvieną savaitę. Galbūt tiesiog galima pradėti nuo vienos story ir iš tikrųjų, ir taip po truputėlį, nedaryti kažkokius staigaus pokyčių, bet leisti savo kūnai apsiprasti ir tai daryti lėtai. Taip pat čia vėl, sugrįšiu prie tų asociacijų. Tai iš tikrųjų, ką mes buvome, aš kažkiek tiek papasakau apie tai, ką mes buvome išmokusios apie buvimą matomu, bet tiesiog tu pati pažiūrėk į savo gyvenime, ką tu buvai išmokusi apie buvimą matomą, kaip save vertinu šituo klausimu, ką tau buvo pasakę apie tai. Tikrai yra labai labai gerai padaryti šiek tiek refleksijos, kad tu suvoktų, kokios yra šitos asociacijos, nes aišku, tas pokytis prasideda nuo suvokimo. Ir taip pat yra svarbu eiti ir į savo kūną, pajausti, kur mes iš tikrųjų jaučiame įtampą, susikaustimą ar pasipriešinimą, kas yra susijęs su buvimu matoma. Ir čia iš tikrųjų labai labai jūs kviesčiau porai minučių padaryti trumpą praktiką. Ir kviesčiau dabar užmerkti akis, jeigu jaučiate, kad dabar esate aplinkoje, kur tą galite padaryti saugiai. Ir tiesiog užmerkusios akis, tiesiog pajauskite savo kūną ant to, kur jūs sėdite, pajauskite savo svorį, pajauskite savo kvėpavimą. Ir čia pajuskite, kas kyla jūsų kūne, kai aš sakau. Įsijunk mikrofoną ir papasakok apie savo darbą. Kas kyla jūsų kūne? Pastebėk, kur jauti pačią stipriausią įtampą. Kur yra pats stipriausias jausmas? Pastebėk tai ir nukreip savo dėmesį ten. Leisk šitam jausmui būti priimtam. Ir toliau kreip savo kvėpavimą ir dėmesį ten. Pastebėk, ar dar stipriau gali priimti šitą jausmą dabar. Ir dabar paklauk šitą jausmą. Ką tu turi man pasakyti? Kokią istoriją su savimi nešiojasi? Ir tiesiog leisk šitam jausmui pasidalinti savo išmintimi. Po truputėlį dabar grįžtame į savo kūną, į svorį, ant žemės ir atmerkiame akis. Atmerkiusios akis
tiesiog pažiūrėkime, kas aplinkui mūsų kambaryje, kur mes esame. Orientuokimės atgal į savo aplinką. Ir tiesiog po truputėlį grįšime į prezentaciją. Čia, jeigu jauti, gali kažką užsirašyti, jeigu tau kažkas įdomaus kilo. Bet tiesiog čia buvo labai labai trumpa praktika. Ir čia labiau buvo kaip demo praktika, mielosios. Bet, na, iš tikrųjų, šiek tiek vėliau papasakosim ir apie programą, kurią mes darysime su Laura, bet mes darysime iš tikrųjų žymiai gilesnės ir ilgesnės praktikas, kurios iš tikrųjų padės transformuoti tos visus blokus, kuriuos mes jaučiame. Bet tiesiog, ką mes darome čia, mes dirbame su savo kūnu ir mes kūrėme santykį ir meilę su savo dalimis, kurios patiria didžiausius iššūkius. Nes ko jos labiausiai nori? Tai yra būti priimtos ir būti leistos būti. Ir kai mes joms duodame pasirodyti, kai mes joms duodame vietos parodyti savo gilę išmintį, jos turi pasakyti labai, labai, labai daug. Ir tai yra vienintelis būdas jas transformuoti. Per meilę ir per gilų santykį. Ir čia taip pat galime gauti labai daug įdomių išminties, tokių dalykėlių, deimantėlių, su kuriais taip pat galime galbūt ir pasidalinti savo auditoriją, o galbūt negi pagilinti savo istoriją, pagilinti savo pasiūlymą. Nes tai yra, šitie visi dalykai yra, vieni giliausių išminties, kaip pasakiau, deimantėlių, kurie dabar yra mumyse. Tai gerai, tai dabar mes pakalbėjome apie tą autentišką verslą ir kas yra tradicinis verslas. Tai iš tikrųjų vienas didžiausių skirtumų yra, kad tradicinis verslas yra orientacija į išorę, ką kiti daro, kaip aš galiu pasirodyti, kad būčiau priimta, o tas autentiškas verslas yra ėjimas į save, į savo kūną, į savo vidinę išmintį ir dalinimasis iš tos vietos. Taip, tai kalbant apie vietą, iš kurios mes dalinamės, šiek tiek aš norėčiau pakalbėti apie įkūnytą kalbėjimą. Nes iš tikrųjų, kai mes dalinamės, kai mes kalbame, mes galime tai daryti įvairiausiais būdais. Ir žinot, kartais, kai mes lankomės galbūt kažkokiose paskaitose, ar kad ir žiūrime webinarus, aš pati esu tą daug patyrusi, mums sako, tu dabar daryti, jeigu tu nori patirti pokytį, tu turi būtinai dabar priimti šitą tiesą. Jeigu tu taip nepadarysi, tai tu tiesiog, bet šitaip, žinot, dažnai būna. Jeigu kažkas nors su manimi taip dalinasi, tai aš tiesiog nejaučiu su tuo žmogumi ryšio. Nes tada jie dalinasi iš tos pozicijos, prašau patikėkite, prašau priimkite. Čia iš tikrųjų nėra saugi pozicija. Tas žmogus, kuris dalinasi iš tokios pozicijos, nors atrodo, kad jie dalinasi su tiek daug pasitikėjimo savimi, jie dalinasi iš tokios pozicijos, prašau patikėkite manimi, prašau nupirkite mano paslaugą. Ir tai iš tikrųjų neigia, tai nėra autentiška. Ir iš tikrųjų, kas yra autentiškas kalbėjimas, kas yra autentiškas dalinimasis, tai yra kalbėjimas iš įsižeminimo, iš gilumos. Ir mes jaučiame, kai žmogus iš tikrųjų dalinasi iš tos gilumos, kai jis dalinasi iš vietos, kuri iš tikrųjų yra jų vidinė išmintis, kai tas žmogus nėra vadovėlinis, taip? Tai iš tikrųjų taip pat yra visai gerai pasipraktikuoti.
kai jūs galbūt kitą kartą turėsite kažkuo dalintis, galite irgi tiesiog labai pažiūrėti į savo balsą, iš kokios vietos jūs šnekate. Ir pajuskite, ar jūs užsidėte kažkokį sluoksnį, kuris nėra jūs, kai jūs dalinatės. Nes aš žinau iš savo patirties, kad aš anksčiau, kai aš kažką mokydavau, aš užsidėdavau tokios mokytojos vaidmenį. Ir tai iš tikrųjų man jautėsi negerai. Nes iš tikrųjų tai, kas nėra mums autentiška, galų gale nesijaus gerai. Tai antras dalykas, ne antras, bet vienas iš kitų dalykų, kas taip pat yra svarbu, yra suvokti, kokią vertę neša mano darbas ir tai, kuom aš dalinuosi. Tai dabar yra labai svarbu atkreipti dėmesį. Kai jūs pagalvojate apie savo pasiūlymą, kai jūs pagalvojate apie tai, kuo norite dalinti su pasauliu. Koks ryšys yra tarp to? Ar tu pilnai tiki tuo, kuo tu daliniesi? Ar yra dalis, kurią tu dar netiki? Ar tu visiškai priemi? Ir tu visiškai manai, kad tai, ko daliniesi iš tikrųjų, yra verta? Tai yra vienas iš dalykų, iš tikrųjų, kuris yra labai labai svarbu. Nes jeigu tu dalinsiesi savo pasiūlymu, kai juo pati netiki, tada tai žmonės pajus. Ir tada tau atsiras žymiai daugiau visokių limituojančių įsitikinimų, nes limituojantis įsitikinimai dažnai kyla iš vietos, kad mes nesijaučiame vertos. Tai čia vėl viskas yra sugrįžta į pasitikėjimą savimi, savo verte, bet ir vertę tuom, ką tu darai ir ką tu mokai. Tai jau čia einam į pabaigą su mano dalimi, tuoj aš perduosiu mikrofoną Laurai, jaučiu, kad ar tiek daug norėčiau pasidalinti, bet laikas yra limituotas ir iš tikrųjų mes visus šituos dalykus taip pat dalinsimės ir gilesnėje programoje žymiai, žymiai stipriau ir iš tikrųjų mokysimės, kaip transformuoti šitos iššūkius. Bet dabar tiesiog norėjau apibendrinti šiek tiek apie tai, ką aš dalinausi. Tai iš tikrųjų pasirodyti autentiškai reiškia kalbėti iš įkūnytos vietos, tvirtai tikėti savimi ir tuo, ką darai. Neveikti iš lūkesčių kitiems, o iš tikrųjų susijungti su savo unikaliu balsu, su savo istorija. Ir nebijoti parodyti tų dalių, kurios yra jautrios. Tai yra ne apie dalinimąsi iš žaizdų, bet dalinimąsi iš randų. Tai yra, ką tu perėjai, kokie yra patys didžiausi perimo momentai, kurie tau padėjo tapti tai, kas tu dabar esi. Ir dar norėjau tokį pasakyti dalyką, kad tau nereikia būti tobulai ir viską žinoti. Žinau, kad labai daug moterų bando būti tobulos prieš kažką dalinantis, bet tu jau dabar šiuo momentu turi labai daug ką pasidalinti. Tu jau dabar šiuo momentu turi labai labai daug unikalios ir vertingos išminties, kurią labai labai daug žmonių iš tikrųjų norėtų išgirsti. Nes tuos iššūkius, kuriuos tu jau perėjai, kiti žmonės tik dabar bando pereiti. Ir tikrai tu turi daugybę tokių iššūkių, kuriuos tu perėjai. Aš tą žinau ir tikiuosi, kad tu dabar tą matai taip pat. Ir kaip ir minėjau, iš tikrųjų, kad tai iš tikrųjų nėra lengvas darbas, tas autentiškas dalinimasis, kūrimas autentiškos veiklos. Ir jeigu tu nori tą padaryti, brangioji, tikrai yra labai labai svarbu turėti bendraminčių bendruomenę. Ir tai yra būti pamatytai kitų žmonių, kurie eina panašiu keliu, kurie supranta tavo tikslus ir švenčia sėkmės kartu su tavimi. Tai tikrai, jeigu tokios bendruomenės dabar neturi savo aplinkoje, tau bus labai labai sunku. Taip pat tau reikia ir įrankių ir praktikų, kad tu iš tikrųjų žinotum, ką daryti, kai ateis sunku, kai ateina galbūt didžiulis pasitikėjimas savimi, nes tai tikrai ateis. Ir aš
tikrai labai turiu daug tų praktikų pasidalinti ir labai norėčiau daugiau pasidalinti šiandien su jumis jų, bet na, dėja laikas yra toks, koks yra. Ir taip pat, na, labai yra lengva pasimesti ir būti chaose. Tai iš tikrųjų tau reikia na, kažkokios pagalbos, kad tu galėtum iš tikrųjų išsigryninti tuos žingsnius ir metodus. Ir na, tavo čia yra tavo sprendimas, kaip tu iš tikrųjų tą padarysi, bet mes su Laura pasidalinsime šiek tiek vėliau programą, kuri iš tikrųjų jums padės tai padaryti ir padės na, su visais šitais dalykais ir sukurti tą palaikančią struktūrą. Tai dabar aš pabaigsiu savo prezentaciją ir duosiu mikrofoną Laurai. Labas, įsijungiat gal savo video ir mikrofoną. Man tik tai reikia dabar irgi pereiti į tą prezentaciją ir įsijungti ją ant savo kompiuterio. Ačiū tau, Vaida, labai buvo įdomu paklausyti ir labai puikus įvadas tam, kuo aš dabar pasidalinsiu. Taip, palaukime minutėlę. Taip, present full screen. Man čia dar biškai reikia laiko, kažkaip čia kol čia įsijungs. Ar nežinau, man reikia padaryti kaip screen share, taip, ant Zoom'o. Share. Ok, tai tada šitaip. Share. Dabar turėtų matytis, va. Taip. Gerai. Tai viskas matosi, aš čia galėsiu jungti. Matosi per visą ekraną, ar ne? Ne, žinok, tu gal padaryk present. Ant kameros. Present all screen. Ir tada mes turėtume matyti per visą ekraną. Oi. Present full screen ir tada present, spausk present. Dabar? Jo, viskas matosi puikiai. Gerai, super. Tai va, aš tada perinu prie savo dalies, kur pakalbėsiu apie turinį, kuris sujungia, nes aš dirbu su komunikacija jau ne vienus metus. Ir kaip sakau, Vaidos įžanga buvo labai gera apie tą komunikaciją, kad jinai turi ateiti iš mūsų vidaus prieš tai, kai mes komunikuojam į išorę. Nes jeigu mes tiesiog komunikuosim išorę be to vidinio įsitikinimo, be to vidinio žinojimo, ką norim pasakyti, tas turinys neturės tos energetinės užkrovos. Ir aš tuo įsitikinau, dirbdama su skirtingais klientais ir darydama skirtingas strategijas, kad vis tiek viskas ateina iš mūsų vidaus. Kodėl man svarbu kurti autentišką turinį? Tai aš kitaip net neįsivaizduoju ir aš tai darau jau irgi keli metai. Ir tiesiog visi mano klientai, visi mano projektai atėjo dėl to, kad kažkas kažkur pamatė, kaip aš komunikuoju, susirado mane arba kažkas kažkam rekomendavo. Ir taip pat mes dirbdami kartu dar padarom ir pažintinį skambutį, kad suprastumėm, kaip mums seksis dirbti kartu, ar mes tinkam vienas kitam. Tai man viskas yra apie ryšį. Ir tas visas darbas kartu yra apie ryšį. Tai nėra kažkoks šabloninis marketingas, ten kažkokios ten visos tos strategijos, kurias aš irgi labai gerai žinau, nes ir studijavau, ir dirbau, ir taikiau, bet tiesiog man tai neprilipo. Ir aš dirbu kitaip ir man tai pasiteisina ir aš padedu ir savo klientams tą daryti. Čia truputėlį apie mane, nes aš labai senai rašau, tai galbūt jau prieš 15 metų buvau pradėjus savo blogą, kai dar gyvenu Londone ir rašydavau apie keliones ir visus savo įspūdžius. Taip pat dirbau Londone knygų leidykloje, tai rašydavau visokius ten pardaviminius pasiūlymus, knygų pristatymus, kurie atrodavo taip, kaip matosi skaidrėse, kur mes rašydavom tos unique selling points, tai tokius mažus punktelius tų verčių, kodėl vertinga perskaityti šitą knygą. Ir reikėdavo labai greitai ištraukti tą visą informaciją, kas bus knygoje ir sudėti tuos punktelius ir po to ją pristatyti, nes kai mes susitikdavom knygų mugėse, tai turėdavom labai trumpą laiką susitikti su kiekvienu leidėju, nes jų yra labai daug, o laikas labai limituotas. Tai labai greitai ir aiškiai pasakyti tuos visus bullet points. Ir visą laiką būdavo taip pat užduotis, kad žmonės įsivaizduotų, kad jau jie skaito tą knygą, arba kažką pajaustų, arba atsimintų kažkokį tai svarbų faktą. Kažkas jiems užsifiksuotų, nes kai pristatai knygas, kurias daro
panašias ir daugybę kitų leidėjų, tai reikia, kad kažkaip tave įsimintų. Tai tokių esu parašęs galbūt 1000 sales pitches. Taip pat esu rašęs įvairius naujienlaiškius įvairiems prekių ženklams. Vienas iš mano mylimiausių bendradarbiavimų yra Wow University, kurie padeda moterų taip pat edukacijai ir kuria daug nuostabių kursų. Tai tikrai labai džiaugiuosi šio bendradarbiavimu. Esu rašęs ir straipsnių portalams, taip pat laidoms. Taip pat esu dirbusi kaip ir komunikacijos vadovė, tai vienas iš mano projektų buvo sveikos gyvensenos startuolis FitMe, dariusi įvairias komunikacijos strategijas ir planus kūrusi. Tai, žodžiu, turiu labai daug įvairių sričių patirties, kurią taikau savo darbe. Ir taip pat čia yra tokia postų struktūra, čia yra mano postas, prisistatymo postas. Jeigu esate autentiškos veiklos grupėje, tai galbūt matėte tą postą. Ir aš šitą šabloną naudoju dažnai ir tą patį postą vis karts nuo karto pasidalinu. Tai noriu truputėlį pasidalinti struktūra, kaip galima parašyti pristatomį postą apie save ir nebijokite pakartoti tų postų apie save, vėl iš naujo save pristatyti, nes kartais žmonės vieną kartą prisistato ir atrodo visi jau juos žino, visi pažįsta ir nebereikia to kartoti, bet jūsų rate, jūsų socialiniuose tinkluose visą laiką atsiranda naujų žmonių, o galbūt seni ne visą laiką matė tą postą, todėl tikrai nebijokit vėl ir vėl iš naujo prisistatyti save, pristatyti savo veiklą ir galima naudoti tokią struktūrą, kad aiškiai vardinat, kas jūs esat ir kas yra jūsų klientai, kad tas žmogus skaitydamas suprastų, kad jis galbūt gali būti jūsų klientas, kad tai yra apie jį. Taip pat, ką jūs siūlote, konkrečiai kokios jūsų paslaugos, kaip galima dirbti kartu, kad žmonėm irgi būtų aišku, kaip galima su jumis dirbti. Labai dažnai matau klaidą, kur žmonės šneka labai abstrakčiai, kažką dalinasi įkvepiančiai, bet visiškai neaišku, kaip galima su jais dirbti, ką jie siūlo. Todėl va to aiškumo, va to išsigryninimo labai kartais reikia. O taip pat yra tas trečias punktas, vadinamasis social proof, tai jūsų kvalifikacijos, rezultatai, pasiekimai, galbūt kažkur jūs dalyvavot konferencijos ar kažkas tai tokio, kodėl žmonės turi jumis pasitikėti, kas turėtų kelti pasitikėjimą jumis, kodėl jie norėtų dirbti būtent su jumis. Tai čia tokia struktūra posto pasidalinau. Jei vienintelis rašymo tikslas būtų tik perduoti informaciją, tai turbūt rašymas jau būtų atgyvenęs, nes informacija šiais laikais gaunama ir labai ir video formatu, todėl rašymas yra ne tik apie tą informacijos perdavimą. Kai mes patys rašome, tai yra toks natūralus procesas gimti mūsų idėjoms, dėl to dažnai yra siūlomos visokios journaling praktikos ir vis tiek žmonės toliau skatinami rašyti. Nes tai yra daug daugiau ne tik, kad perduoti informaciją, tai yra apie jausmą perdavimą, apie tų minčių mūsų išdėstymą, apie idėjų gimimą ir tas mūsų galbūt net vidinio tokio situacijos pamatymo iš šono ar to, ką norim pasakyti, nes kai mes užrašom ir pamatom, mums tada patiems tampa aiškiau. Čia truputėlį liūdnos tiesos apie turinį. Statistika sako, kad tik 20% jūsų turinio susilauks daug įsitraukimo, 20% turbūt bus visiškai be jokio įsitraukimo, 60% gal bus vidutiniškai. Tačiau tam, kad sukurtum tą 20% turinio, kuris sulauks tą įsitraukimą, jums vis tiek reikės sukurtos 80% galbūt turinio, kurie nebus sėkmingi. Ir žmonės labai dažnai nuleidžia rankas, galvoja, čia nėra įsitraukimo, nėra motyvacijos, nieks vis tiek manęs neskaito, nieks manęs nežino. Ir padaro ten vieną kitą postą, nuleidžia rankas ir nebedaro. Bet iš tikrųjų, būnant socialinėje erdvėje, būti matomu yra nuoseklus darbas. Ir tai yra ne tik socialinė erdvė, tai yra labai daug kitų kanalų. Gali būti naujienlaiškai, gali būti straipsniai apie jūs, gali būti dalyvavimas podcastuose. Tai tas turinys, kai kalbu apie turinį, tai nėra tik vien socialinių tinklų kanalai, yra labai daug kitų kanalų, kur jūs gali pamatyti, bet kaip ir Vaida anksčiau minėjo, tam, kad išdrįstumėm būti pamatyti, mes turim perėti tos savo vidinius įsitikinimus, vidinius blokus, nes galbūt kartais baisu būti pamatytam ir kartais mus mato tik tiek žmonių,
kiek mes galime energetiškai duoti tiem žmonėm. Aš kažkaip taip esu įsitikinus. Ir jeigu mes taiga gautumėm 100 000 auditoriją, o mes visiškai neturim tos vidinio pajėgumo atlaikyti visą tą energetiškai, tai dėl to ta auditorija neatsiranda. Tai aš visą laiką tikiu, kad mus mato tie žmonės, kurie mus turi matyti, ir atranda tie žmonės, kurie turi atrasti. Ir įdomios istorijos patraukia, sušildo, įtikina, parduoda. Ir aš su istorijom dirbu beveik visą savo gyvenimą, labai myliu istorijas, labai man patinka kitų žmonių istorijos ir labai patinka dalintis istorijom. Ir istorijos iš tikrųjų yra vienas iš pardavimo elementų, ne tas toks aktyvus pardavimas, kur čia reikia parduoti, įbrukti, bet per istorijos pasakojimą mes galime parodyti, kodėl žmonės norėtų pirkti. Ir apie tai irgi dalinsiuos daugiau programoje, kurią mes ruošiam su Vaida, ir nersim į tai giliau, kaip galima parduoti būtent neparduodant. Čia truputėlį noriu paminėti apie raktinius žodžius, kuriais irgi žmonės jūs asocijuos, nes jie kurs emociją ir jie primins žmonėms apie jūs. Todėl vienas iš užduočių, kurias galite padaryti netgi dabar, pasižiūrėję šitą video, pasižiūrėti, susirašyti, kokie raktiniai žodžiai galbūt galėtų jūs apibūdinti. Kaip, ar tai gali būti per jausmą, ar tai gali būti per emociją, ar tai kas yra apie jūs, kokie yra 3-5 raktiniai žodžiai, kurie yra apie jūs. Čia, pavyzdžiui, yra sukategorizuoti tam tikri raktiniai žodžiai, nes prieš tai esu dariusi socialinių tinklų iššūkį ir čia viena buvo iš užduočių ir štai žmonės tiesiog surašė įvairius raktinius žodžius. Tai gali būti ir pagal asmeninės savybės, galbūt kažkoks kūrybiškumas, apie asmeninį tobulėjimą, kažkokie apie jūsų mentorystę, labai įvairių. Tai galima tikrai pasigalvoti, kokie gali būti raktiniai žodžiai, o kai mes su Vaida kūrėme autentiškos veiklos bendruomenę, arba kai kūrėme savo pasiūlymą, mes taip pat irgi susėdome kartu ir galvojom, kokie bus tie raktiniai žodžiai, kokiais žodžiais mes norime, kad mus atpažintų, kokie bus tie kertiniai žodžiai. Ir jie dažniausiai būna tik keli, bet apie juos tada kuriasi visas kitas turinys. Apie juos viskas kitas kaip tas toksai bangos efektas nuo jų nueina. Todėl tikrai skirkit laiko ir pagalvokit, kokie galėtų būti jūsų raktiniai žodžiai. Tai dar truputėlį apie tuos pardavimus pakalbėsiu, nes mes turbūt kurie turim savo veiklas, jeigu nesam socialiniuose tinkluose tam, kad tik tai įdėti savo kasdienybės nuotraukas, bet jeigu mes norim būti atpažinti kaip ekspertai, ar mes turim savo prekes, ar turim savo paslaugas, mes norim tų pardavimų. Vis tiek, mes turbūt esam ten, kad kažkaip tai savo veiklai padėtumėm, bet labai svarbu nepamiršti, kad nesifokusuoti tik į tuos pardavimus ir neužversti ten to pardaviminio turinio, bet galvoti apie pokyčius. Kokį pokytį mes atnešam žmonių gyvenime. Nes kitai mes labai greit pavargsim ir prarasim motivaciją ir ta žinutė nebus įtaigi, nes jinai eis iš tos desperacijos, vėlgi prisimenant tą visą energetiką ir magnetiškumą, jinai eis iš tos desperacijos, kad man čia reikia kažkam kažką įsiūlyti. Bet jeigu mes ateisim ir galvosim, vau, aš turiu kažką šiandien pasidalinti, kažką turiu duoti, kas galbūt vienas žmogus pamatys ir jo gyvenime jau tai kažkas surezonuos ir jo galbūt gyvenime kažkas pasikeis ir mes eisim su ta intencija, jūs pamatysit, kaip keičiasi jūsų motivacija kurti, jūsų motivacija dėti kažką į socialinius tinklus ir jūsų motivacija dalintis. Čia labai greitai noriu prabėgti, kaip parduoti neparduodant. Tikrai giliau apie tai kalbėsim mūsų programai, nes tai yra irgi labai svarbi dalis, kuriant turinį. Tai čia tik trumpai paminėsiu, kad galima dalintis nemokamą vertingą informaciją, pasakoti savo istoriją, sukurti bendruomenę, kas dabar yra labai svarbu ir aktualu, nes net visi pasauliniai socialinių tinklų komunikacijos ekspertai sako, kaip svarbu turėti savo bendruomenę. Mums nebereikia 100 000 sekėjų, mums nebereikia tų didelių kažkokių ten minių žmonių, bet mums reikia savo bendruomenėm žmonių, kurie tikės mumis, kurie mus palaikys, kurie mumis pasitikės ir tie žmonės bus ir mūsų klientai, ar mes galbūt busim jų klientai.
tai apie tai dabar yra ta visa komunikacija, va tokia kryptim eina, nes net, pavyzdžiui, tie dideli influenceriai, aš taip pat susidirbu su komunikacija ir dideliais influenceriais ir atrodo kartais tikrai užsako žmonės pas influencerius reklamą ir neparduoda, o užsako pas mažesnį kažkokį tai mikroinfluencerį, kur ten neturi gal net 5 000 sekėjų ir parduoda daug geriau negu kažkas su 100 000 sekėjų. Tai čia esu ne vieną kartą tuo įsitikinusi. Ir geriau turėti savo bendruomenę, kuri pasitikės ir tikrai tai labiau padės pardavimams. Taip pat klausti klausimus, bendradarbiauti, bendrauti, visą laiką jausti tą bendravimą su žmonėmis. Ir žinoma, taip pat padeda klientų atsiliepimai ir sėkmės istorijos, todėl tikrai nepamirškit susirinkti, nebijokit paprašyti atsiliepimų, jeigu žmonėm patiko dirbti su jumis. Ir dalinkitės tom sėkmės istorijom, tai yra irgi labai svarbu. Žinutė turi būti aiški, skambėti autoritetingai ir joks pasiūlymas, net pats geriausias, jisai neatras rezonansą, jeigu mes nežinosim, kaip apie jį kalbėti. Todėl galima irgi pagalvoti, kita tokia užduotėlė, maža užduotėlė, pergalvoti, ką aš sukūriau, ką aš perėjau, ką aš išmokau savo gyvenime, kad galėčiau kalbėti apie tai su įsitikinimu. Ir taip, tai vėl yra tas vidinis darbas, dėl to mes su Vaida visą laiką pabrėžiam, kokia yra svarbi vidinė mūsų energetika, vidinis mūsų pasaulis, mūsų įsitikinimai. Ir taip pat, aišku, svarbu ir tas išorinis, tos visos strategijos, tos struktūros, kaip mes apie tai komunikuosim ir kaip tai sujungti į vieną. Storytellingo pagrindas yra parodyk, bet nepasakok. Aš šitą frazę išgirdau, kai Londone ėjau į žurnalistikos kursų, nes tada labai domėjausi apie rašymą apie keliones ir mus mokė, kaip rašyti apie keliones, kad būtų skaniai, kad būtų įdomiai. Tai vat buvo tokia frazė, show not tell, paimk tą žmogų už rankos ir nuvesk jį kartu su savim. Duok jam jausmą, parodyk, kad jisai įsivaizduotų, kaip tai būtų, ar tai darbas su jumis, ar tai kur jūs kažkur esate, keliaujate, ar kur jūs kažką kūrėte, kažkoks produktas, kad tas žmogus jaustųsi to dalimi ir tai yra menas, kaip tai padaryti. Vienas iš pavyzdžių, pavyzdžiui, gali būti užkulisiai. Tai čia tik vienas iš pavyzdžių, yra daug kitų būdų. Tai, pavyzdžiui, kodėl rodyti užkulisius veikia, nes tai leidžia žmonėms pamatyti truputėlį jūs pro rakto skylutę, o kas nenori matyti kažko pro rakto skylutę. Tai va, tai galite parodyti tokius vaizdus, kaip ruošiatės renginį, kaip kažką pakuojate, galbūt kažkas įkvėpia jūs kuriant dizainą, kaip gimė ta idėja, kaip jums sekėsi, kokie buvo iššūkiai, kas kliūtis. Ir sekti tą kelionę, pavyzdžiui, aš dabar seku vienos moters kelionę, kuri parašė knygą vaikams. Ir jinai rodo nuo pat pradžių, kaip jinai kūrė tą knygą, kaip jinai rinko lėšas, kaip jinai tenai spausdino, nes jinai iš tikrųjų susirinko lėšų knygą išleisti, dar jos net neturėdama pačios knygos, nes žmonės galėjo pirkti vien pasitikėdami ir matydami, kaip jie rašo. Tai man tai yra nuostabus pasakojimas, nuostabus marketingas, naujos kokybės marketingas, ne tas tradicinis, bet labai labai įdomus ir labai kūrybiškas. Ir jinai tada susirinko pinigų ir jinai jau išleido tą knygą. Ir tada jinai rodė, kaip jinai laukia, kaip ta knyga atvyks, kaip visus tos rodė viršelius, kaip džiaugiasi. Tai taip yra nuostabu ir nerealus stebėti tą kelionę ir žinoma, žmonės ir pirko tą knygą. Tai rodyti užkulisius yra vienas iš paprastų būdų, kaip sudominti žmonės tuo, ką jūs darote. Čia tokie truputėlį tipsai, kas dabar trendina šiuo metu, tai gali būti ilgas įtraukiantis tekstas arba kelių sekundžių stiprus video. Tokios dabar yra tendencijos, todėl galima net tą pačią žinutę sutrumpinti iki reel formato arba išplėsti į ilgą postą ir nepatikėsit, bet tikrai veikia ilgi postai, tikrai veikia naujienlaiškiai, kurie tokie ganėtinai ilgesnis skaitimas ir kažkaip žmonės vis dėlto yra linkę skaityti, nors kartais atrodo galbūt, kai užversta tiek daug informacijos ir tas fokusas yra kažkaip sutrumpėjęs, bet žmonės vis tiek yra linkę skaityti, o taip pat tą patį informaciją iš to vieno ilgo teksto jūs galite skaidyti ir padaryti kelių sekundžių videos ir turėti daug medžiagos iš vieno dalyko ir naudoti tą patį turinį kelis kartus.
Tai va, tai čia jau tą patį paminėjau, kad galima tą tekstą išskaidyti į įrašus. Ir čia vat, galbūt tokie kertiniai keli dalykai, kuriuos reikia turėti omenyje. Tai yra kabliukas, užkabinimas, tokia gera pradžia, emocija, nes žmonės vis tiek ieško kažkokios emocijos, jie nori kažką pajausti, man atrodo, aš tą jau čia per šitą laivą paminėjau, nežinau, gal 20 kartų, ir nauda. Tai prisiminkit, kabliukas, emocija ir nauda. O kokia bus žmogui iš to nauda? Čia struktūra tokia išdėstyta, mes vėlgi apie ją galėsim pakalbėti daug daugiau mūsų programoje ir net duoti šablonus, kaip vat, galima pasakoti apie savo pasiūlymą, apie tas visas vertes, vat, kaip išbaigtai tą visą padaryti, tą visą kelionę. Tai va, tai pradžia, vidurys ir pabaiga apie visą tą struktūrą, kuri yra naudojama komunikacijai. Ir taip pat įsitraukimas, vat, vėlgi tas apie bendruomenę, apie tą ryšį, kaip skatinti žmonių įsitraukimą per klausimus, per apklausas, galbūt kažkokius konkursus, kad gauti tą atgalinį ryšį, nes labai daug kas skundžiasi, kad niekas nereaguoja į postus. Bet tam yra taip pat strategijas, kaip galima paskatinti tą visą įsitraukimą. Tai žinokit, jeigu jūsų įsitraukimo rodikliai jau pasiekia 5%, tai čia jau skaitos labai geras įsitraukimas, nes kaip matot, vidutiniai rodikliai yra iki 1% ar net 0,5%, nes algoritmai dabar veikia taip ne mūsų naudai. Ir man atrodo, kartais mes dedam tiek daug tos energijos į socialinius tinklus ir negaunam, atrodo, ar kažkas mato, bet yra įvairūs būdai, kaip čia ir miniu, vat, kaip galima biškai padidinti tą įsitraukimą ir gauti tą atgalinį ryšį. Dalinimas apie asmeninės istorijas irgi labai puikiai veikia, tai čia va tokią vieną turėjau klientę, kuri labai bijojo dalintis savo asmeninį istoriją, nes atrodo nenorim dalintis apie tos iššūkius, apie tos sunkius momentus, apie kažkas, kas mums nepasisekė, nes to tokio, mes atrodo visą laiką norim tos sėkmės, o tas nepasisekimas tarsi, kad nieks apie jį nežinotų, bet iš tikrųjų galbūt mūsų, ką mes galvojam, nesėkmė yra pamoka, iš kurios pasimokom ir tada galim ją pasidalinti ir jinai bus labai naudinga kitiems žmonėms. Todėl aš tikrai labai skatinu dalintis pamokomis, dalintis iššūkiais ir būti visokiems, būti autentiškiams ir būti pažeidžiamiems. Ir vat, kaip iš šitos istorijos buvo rezultatas tikrai su įspūdingu įsitraukimu ir žinučių, ir tada žmonės ėmė dalintis panašiom patirtim. Ir viskas išėjo naudą ir tikrai ta moteris neatrodė kažkokia prastesnė ar nesėkmingesnė, ar išėjo dar turbūt geriau negu prieš tai baimė sakė, kad gal to nereikia. ChatGPT dabar labai populiaru naudoti ir jį galima naudoti, kuriant strategiją ir personalizuoti turinį. Bet su ChatGPT yra labai problema, kad jisai labai viską daro šabloniškai ir mechaniškai. Čia vienas pavyzdys, ko galima paklausti ChatGPT, pavyzdžiui, kokias istorijas galėčiau papasakoti apie savo prekės ženklą. Ir jisai parodys tas įvairias kryptis ir duos idėjų, bet po to reikės jas truputėlį susidėlioti pagal save ir persiorganizuoti, nes va čia yra trūkumai ChatGPT, tai yra tas jo šaltumas, tas neutralus tonas. Ir reikia suprasti, kad jisai nepadarys visko už mus ir tų idealių rezultatų iš karto mes negausime, mums vis tiek reikia žinoti tas visas strategijas ir tas visus komunikacijos pagrindus, kaip po to mums perlipdyti tą ChatGPT, nes esu mačius tokių, tikrai tragiškų generuotų tekstų su ChatGPT, kur žmonės deda, kad, galbūt aš jau turiu tą visą intuiciją ir man antiek matosi nenuoširdžiai ir neautentiškai, kad tiesiog paimti copy-paste iš ChatGPT tai tikrai nerekomenduoju, bet rekomenduoju jį patreniruoti, duoti savo pavyzdžių, pasiprašyti pagalbos, kuriant idėjas, visokias strategijas, bet taip pat ir dėti savo energiją, nes gyvi tekstai yra paveikiausi. Ir mes turbūt vis tiek kažkaip intuityviai jaučiame, kuris tekstas yra gyvas, o kuris yra toksai be sielos. Tai aš visą laiką, ir sakau, aš kuriu prekės ženklus su siela ir aš noriu atskleisti tą sielą ir aš noriu irgi kvėpti kitus žmonės, kad
parodytų tą savo sielą, nebijotų jos atnešti į didesnes erdves ir dalintis savo visom dovanom. Ir bendraudami galvokim apie tą žmogų, su kuriuo bendraujam, tarsi jis būtų mūsų draugas. Tai vat dar kitas klausimas pagalvoti, vat, su kuo mes bendraujam, kam skirta mūsų žinutė. Mes neateinam čia į kažkokią tuščią erdvę, į kompiuterio ekraną. Kažkas ją skaitys, kažkas ją pamatys. Tai kas bus tas žmogus, kam jūs rašot, kam jūs dedat. O čia dar irgi toks klausimas, kurį dažnai gaunu, kaip tą savo rašymo stilių rasti, lavinti, ką daryti. Tai kažkokios stebuklingos piliulės neturiu, tai yra nuolatinis procesas, knygų skaitimas, įvairių rašymo stilių tyrinėjimas, žiūrėjimas, ką rašo kiti, eksperimentavimas, tos visos žurnalinimo praktikos, kur galima aprašyti savo, yra tokie visokie arba kažkokie klausimai, kuriuos galima atsakyti dienos gale, arba tiesiog laisvas rašymas. Ir labai svarbu nesilyginti su kitais, nes mes kiekvienas galim rašyti gerai ir galim rašyti autentiškai. Ir kai transliuojam savo vertybės, žinot, kas atsitinka, mes pritraukiam žmonės su panašiom vertybėm. Ir nebūkit ta kažkokia didelė paslaptis, kur čia reikia, nežinau, nieks nieko nežino, po 7 užraktais ir po to nieks jūsų neranda. Kaip tik reikia drąsiai eiti ir transliuoti, apie ką jūs esat, ką jūs kuriat, nes ateis tie žmonės su panašiom vertybėm. Ir šiandien išgirdau, iš tikrųjų perskaičiau, vat irgi kito žmogaus pasidalinimas, bet buvo labai geras pavyzdys, todėl kažkaip noriu jo pasidalinti, nes prieš tą webinarą pamačiau, kad, pavyzdžiui, jeigu jūs pardavinėjat kumštinės pirštinės, tai kam reikės tų kumštinių pirštinių? Galbūt kažkam, kas gyvena Kanadoje, Aliaskoje ar Lietuvoje, bet jų nereikės žmonėm, kurie gyvena Karibuose ar ten Meksikoje, kur šilta. Tai nereikia fokusuotis į tos žmonės, kuriem nereikia tų pirštinių, o geriau galvoti apie tos žmonės, kuriems jų reikia. Nes vis tiek bus visokių žmonių ir bus ir tokių, kurie ir nesupras, ir kuriem to nereikės, ir kuriem tiesiog jie visai kitoj realybėje gyvena. Bet tiem, kurie reikės, tai jie jūs atpažins, pamatys ir dirbs kartu. Tai va, dabar gal perėsim prie programos, nežinau kaip čia dabar daryti, gal išjungti man šitą šėrą, ar kaip? Taip, čia dar turim kelias skaidrės apie programą, kurias, manau, galime parodyti. Tai man toliau būti su Taip, šitu... gali toliau. Aha, nes matai skaidrės, tai tu rašai, tai galbūt geriau, jeigu jungtų, nes man bus sunkiau perjungti. Na, kaip nori, bet čia tik tai kelios skaidrės, tai manau visai galėtumėm ir dabar viską tą padaryti. Gerai, tai tada gerai, aš jungiu vėl atgal present. Tai dėkoju visiems, kas likot iki galo. Ir atėjo laikas dabar mums su Vaida pristatyti 2 mėnesių mentorystės programą Tavo unikalaus pasiūlymo magija, kur būtent ir apjungsim tai, ką šiandien šnekėjom, tai vidinę energiją ir efektyvę strategiją. Vaida, gal tu nori kažkaip papildyti, ar man tęsti? Tai tiesiog tada tu eik į kitą skaidrę ir aš galiu šiek tiek papasakoti apie savo dalį ir tu galėsi papasakoti šiek tiek apie savo dalį irgi. Tai iš tikrųjų mes programoje dirbsime su labai, iš tikrųjų stipriais dalykais ir bus labai stiprus fokusas į subalansavimą to, kas mes esame, į identiteto kūrimą, kad mes taptumėme tos lyderės, kurios gali iš tikrųjų sukurti savo autentišką veiklą. Kad tą pasiektume, mes dirbsime stipriai su pasitikėjimu savimi, turėsime stiprias somatinės ir nervų sistemos praktikas, kad iš tikrųjų jaustumėmės saugiai, būti pamatytos, dalinti savo žinutę. Ir kad nejaustumėme net tokio susikaustimo, kai mes iš tikrųjų norime parduoti savo pasiūlymus. Tai mes iš tikrųjų eisime giliai į savo stiprybės, į tai, ką mes čia atsinešėme į šią žemę
ir tai stipriai suvoksime ir suprasime, kaip mes tai galime įpakuoti į pasiūlymą. Ir čia iš tikrųjų nervų sistema bus labai labai didelė dalis, nes mes mokysimės kurti veiklą, kuri tokiu būdu, kuris jaučiasi maloniai, lengvai ir kur mūsų nervų sistema nėra tokiame strese ir išsekime, kaip dažniausiai būna, kai žmonės pradeda veiklą. Tai čia yra mano dalis. Dabar, Laura, tu gali pasidalinti, kai tu skleidė ir savo dalimi. Taip, dabar mano dalis, tai Vaida koncentruosis į vidų, aš koncentruosiuos į išorinę strategiją. Negaliu sakyti, kad ta išorinė strategija visiškai be vidinio darbo, bet labai tikiuosi, kad jau eidami žingsnis po žingsnio šitą kelionę su mumis, jūs pamatysite, kaip galima subalansuoti tą visą išorinį marketingą, strategiją, nes galbūt labai daug moterų savo veiklose veikia iš tos flow būsenos ir iš to lengvumo, bet tada nevyksta dalykai. Tai reikia ir tų struktūrų, ir to lengvumo, ir juos apjungus kartu, tada gaunasi labai gražus ir puikus rezultatas. Tai apie ką mes kalbėsime? Kalbėsime apie tai, kaip susikurti savo tą unikalų pasiūlymą, kuris išryškina visą jūsų švytėjimą ir dovanas, kaip jį pakuoti, kaip jį žingsnis po žingsnio suplanuoti, kaip pasirinkti komunikaciją apie jį, kaip kurti turinį jam, kaip galėtų atrodyti vizualinis identitetas, nes čia irgi yra mano labai didelė ir brangi tema, nes aš taip pat ir vizualinius identitetus kuriu pagal jausmą ir žmonės, kurie ateina dirbti su manim, nes aš kuriu ir logotipus, ir brandus, sako, kažką pamatėm ir kažką pajutom ir norim, kad ir tu sukurtum mums tą logotipą. Tai aš irgi pasidalinsiu, kaip susikurti tą vizualinį identitetą pagal savo jausmą, unikalų jums, ir duosiu tokių taisyklių ir patarimų, kaip daryti dalykus, kad jie atrodytų gražiai, kaip ten tos šriftus gražius lygiuoti ir taip toliau, ir kaip nuotraukos perteikia tą jausmą. Tai bus tokie dalykai. Ir kaip parodyti save socialinėje erdvėje nuosekliai, drąsiai, vientisai, aiškiai, bet kartu ir iš to flow. Tai jeigu trumpai, tai taip, nes aš tikiu kažkokiu, kaip čia dabar net įvardinti, holistiniu galbūt marketingu, galbūt net sakyčiau holistiniu marketingu, kuris apima labai daug dalių. Ir tai nėra tik tai tokia taisyklė, ar daryk taip, ar daryk anaip. Tai gali būti labai individualu, labai unikalu, apimti daug dalių ir veikti. Ir tai gali būti vis tiek labai veiksminga, net nepaisant kažkokių labai tų tokių šabloniškų taisyklių. Tai čia įjungiu, kaip atrodys mūsų savaitės, nes tai bus 2 mėnesiai, beveik 2 mėnesiai, tai po 4 savaitės. 3 savaitės bus į praktiką orientuotos, į vidinį darbą, į pasiūlymo išgryninimą, visus tuos dalykus, o 4 savaitė bus mastermind ir integracijos sesija, kur mes susitiksim, parodysim, ką nuveikėm, bus atskaitomybė, nes taip pat, aš manau, kažką padaryti, atskaitomybė labai padeda ir turėti tą grupę, palaikančią grupę, kuriai žinai, kad jeigu tu padarysi ir kiti padarys, po to pasidalinsite, tai tas padės tikrai judėti daug greičiau, negu kai tu darai vienas pats. Ir aš tą žinau labai gerai, nes taip pat kūrėme ir šitą programą, ir kitas programas esu kūrus, ir esu dirbus kitose projektuose. Tai kai aš dirbu su grupe žmonių ar su kitu žmogum, dalykai pasidaro daug geriau, daug greičiau, nes yra ta atskaitomybė. Jeigu aš darau viena pati savo ir man reikia ten savo pasidaryti kažką, tai aš kažkaip nežinau, atsideda tie dalykai, atsideda ir vis dar laukia savo eilės ir taip jie ir lieka nepadaryti. Todėl atskaitomybė labai svarbu. O kodėl man patinka Mastermind? Mastermind yra nuostabus įrankis. Nežinau, kiek kas esate bandę, kas nesate bandę, bet labai rekomenduoju išbandyti tą Mastermind įrankį,
kai susirenka keli žmonės į vieną erdvę, dalinasi savo idėjom, gauna grįžtamąjį ryšį, gauna patarimų, gauna problemų sprendimų ir kartu atrakina visiškai naujus kampus, visiškai naujus lygmenius, visiškai gauna naują požiūrį, tai visiškai gali tiek prisidėti prie to viso proceso, prie to viso kūrimo, kad tiesiog net kartais sunku patikėti. Tai dėl to mes tikrai turėsime Mastermind 2 sesijas taip pat. Vaida, kažką nori papildyti galbūt? Mm, iš tikrųjų, gal čia tiesiog norėčiau pasakyti, kad aš asmeniškai, jeigu norėčiau sukurti tarkim, naują veiklą dabar, jeigu norėčiau pradėti, tai aš net neįsivaizduočiau dabar tiesiog turėti kažkokį kursą, kur neįeitų, tokios mastermind sesijos, kur iš tikrųjų aš galėčiau tuo pasidalinti su kitomis moterimis, nes iš tikrųjų tas dalinimasis savo iššūkiais ir kai aš jaučiuosi pamatyta ir kai man dar duoda įžvalgų, man tai visiškai transformuoja tos visokius blokus, kurie ateina, nes iš tikrųjų tos informacijos tikrai bus daug ir tų praktikų visokių mes mokysimės daug ir aš manau tiesiog, kad turėjimas vietą integruoti ir dalintis yra labai, labai, labai svarbu, todėl iš tikrųjų mes ir sukūrėme šitas 2 savaitės skirtas būtent tam. Taip. Tai va, jeigu eikvoji daug energijos bandydama kažką sukurti, suvaldyti pati, tai mes norim pasiūlyti trumpesnį kelią, kur dalinsime savo patirtim, savo išmintim, savo išmoktom pamokom, tam, kad jūs galėtumėt sutrumpinti savo kelią ir neįkvoti tos energijos veltui, o kaip tik ją investuoti, kuriant tą širdies verslą, kuriant tą savo pasiūlymą, kurį norit atnešti. O jeigu jau ją kuriat, tą savo veiklą, tai sugalvotumėt naujų pasiūlymų, ką dar galima pasiūlyti, tai ten nukreiptumėt savo energiją vietoj to, kad bandyti kažkaip chaotiškai kažką tai daryti. Tai va, o dabar prieinam prie mūsų šiandienos pasiūlymo. Oficialiai atidarysim registraciją su Early Bird kaina rytoj. Svetainė bus paleista oficialiai rytoj, gruodžio 6. O šiandien mes turim 24 valandas galiojančią kainą. Tik tiems, kas mato ją dabar, kas žiūri šitą video, kas esate čia, turim šitą specialią kainą. Čia yra pati mažiausia kaina 222. Čia yra jūsų kvietimas ir tokios kainos daugiau nesiūlysim. Bus kaina 259, o vėliau jinai dar kils. Šita Early Bird kaina bus tik tai, man atrodo, iki gruodžio 20 ir po to jau bus dar kita didesnė kaina. Todėl tikrai labai kviečiam pasinaudoti galimybę, prisijungti. Grupė bus nedidelė, kiekis bus limituotas žmonių, kiek gali dalyvauti. Ir su šita Early Bird kaina, kiek mes galim priimti žmonių, Vaida, ką mes tarėmės? Tai mes tarėmės, kad galime priimti iki 10 moterų. Tai čia iš tikrųjų bus first come, first served. Ir tikrai mes, vis tiek tai yra, šitas pasiūlymas turi labai, labai daug vertės. Ir vien pagalvojus tos iš energetiškos pusės. Jeigu dabar jūs pagalvotumėte, kiek jūsų 1 valanda yra verta ir kiek jūs išleistumėte resursų ir kiek valandų bandydamos pačios tai suprasti ir pačios suprasti visus šitos dalykus ir išmokti visus šitos dalykus pačios, tai iš tikrųjų tai gali būti metai ir metai. O dabar iš tikrųjų visą šitą išmintį jūs galite gauti tik už tokią kainą. Ir aš matau dabar klausimą, kada prasideda kursas ir ar vyks jis gyvai. Tai kursas prasidės sausio 21 dieną. Ir taip, mes turėsime gyvas sesijas po 90 minučių. Tai sesijos bus kiekvieną savaitę, 8 savaitės. Ir patį laiką išsigryninsime taip pat,
kai jau turėsime visas moteris ir dalyves kurse ir sužiūrėsime, kuris laikas tinka geriausiai, bet taip pat mes turėsime ir paskaitų įrašus, turėsime ir bendruomenę privačią, kurioje jūs galėsite dalintis savo įžvalgomis, turėsime ir šiek tiek užduotėlių ir darbaknygių tarp paskaitėlių, tai tikrai, kad galėtumėte tą visą informaciją, kurią jūs išgirsite, paskaitų metu įtvirtinti praktiškai per tą savaitę. Taip, ir šitos mūsų idėjos, šito mūsų pasiūlymo sukurti jums pasiūlymą esmė yra, kad jūs sukurtumėt savo pasiūlymą, kad tai nebūtų paskaitos, kurias paklausot, ten išgirstat ir nieko nedarot, bet dėl to ir norim, kad būtų ta mastermind, būtų atskaitomybė, būtų praktiškos užduotis, kad mes žingsnis po žingsnio, savaitė iš savaitės dirbtumėm tiek su savo vidiniais blokais, tiek su savo to visų vidinė energetika, tiek su savo išoriniam struktūrom, su savo išoriniais planais. Ir mes po 2 mėnesių su jumis kartu, kiekviena, turėtumėm po nuostabų, puikų pasiūlymą, kurį jūs drąsiai atnešit į pasaulį, paleisit, priklauso nuo to, ką norit sukurti. Ar tai kursas, ar tai retrytas, ar tai naujas produktas, ar tai kažkokia nauja paslauga, ar tai dar kažkas, tai mes jį turėsim gražiai pakuotą, užkrautą energiją ir kad jis tikrai būtų kaip magnetas ir parduotų neparduodant. Tai toks yra mūsų tikslas, dėl ko mes su Vaida sukūrėme šitą programą. Todėl, jeigu norite tos mažiausios kainos 222 ir dar nesat mūsų waiting liste, nes waiting listas jau yra tikrai ganėtinai nemažai žmonių jame, tai jeigu dar nesate jame, tai paskubėkite užsiregistruoti, nuoroda įdėta yra į komentarą. Tai galite užpildyti tą nuorodą komentare ir užsiregistruoti į waiting listą ir tada atsiųsime pasiūlymo kodą, nes tada su kodu galėsite gauti tą mažiausią kainą 222. Taip. Ir matau dar kelis klausimus, tai kuriame mieste, tai iš tikrųjų mes darysime mokymus internetu, kad galėtų pasiekti moteris iš bet kokio miesto, bet tikrai, mes su Laura, mes norime tikrai turėti stiprią bendruomenę ir tikrai, galvojame galbūt netgi suorganizuoti ir kažkokius gyvus susitikimus ar kažkokį gyvą tiesiog renginį kartu su programos dalyvėmis, galbūt kažkada taip pat, bet pati programa bus internetu. Tada dėl sesijų kiekio, tai taip bus 1 kartą per savaitę ir ar bus asmeninių įžvalgų kiekvienai. Taip, iš tikrųjų, mes turėsime visų pirma bendruomenę, tai yra privačią grupę, kur jūs galėsite pasidalinti, ką jūs galbūt padarėte tą savaitę, kur jūs galėsite pasidalinti savo pasiūlymais. Taip pat turėsime ir mastermind sesijas, kurių prasmė ir yra būtent tam, kad gautumėte įžvalgų. Tai jūs gausite įžvalgų tiek iš manęs ir Lauros, ir taip pat gausite įžvalgų ir iš kitų programos dalyvių. Taip, ir aš gal tik noriu pridėti, kad ne tik mastermind metu mes visos susitiksim gyvai ir gyvai pasikalbėsim, viską gyvai aptarsime. Ir tai yra tikrai svarbu sudalyvauti, bet tame procese, kol vyks programa per 2 mėnesius, jūs tikrai galite drąsiai klausti. Ir rašo, neveikia nuoroda, tai reikės įmesti nuorodą vėl iš naujo. Galite drąsiai klausti, duoti, siūsti mums idėjas, galbūt kažkokie bus iššūkiai. Tai tikrai mes su Vaida visada mielai atsakysim ir pagelbėsim ir duosim įžvalgų. Tai nebus taip, kad jūs tik tai pažiūrite tą paskaitą ir po to nieko iš mūsų daugiau negirdėsit. Dabar bandau surasti, kodėl neveikia. Laura, aš jau kėliau naują nuorodą ir veikia viskas gerai. Gerai, super tada. Tai va, dar kas nors turit kokių klausimų? Ačiū Toms labai, kad pažiūrėjote iki galo. Tai labai džiaugiamės, kad likote iki galo ir kad domitės. Tai tikrai labai smagu. Taip, tikrai. Labai širdis dėkoja jums visoms. Ir jeigu turite dar kažkokių klausimų arba programą, ar apskritai apie turinį, tai tikrai drąsiai mums rašykit ir tikrai mes mielai atsakysim. Tai tikiuosi, kad gavote naudingų įžvalgų šiandien, kad tai
padėjo jums galbūt suprasti, kaip jūs geriau galite atsistoti savo autentiškumo centre ir komunikuoti ir pasiekti tuos klientus, kuriuos jūs norite pasiekti. Ir linkim geros dienos. Tikimės, kad pamatysim jūs mūsų programai. Iki. Ir palauk dar, Laura, dar Julija paklausė dėl kontaktų. Tai iš tikrųjų jūs mus galite rasti Facebook'e ir tiesiog, aš galiu įmesti tiesiog mūsų Facebook'us dabar, jeigu jūs nežinote, kur tie mūsų Facebook'ai, kad tikrai žinotumėte. Ir tiesiog mums galite parašyti asmeninės žinutes ir tikrai Ir atsakysim. taip pat mes su Vaida esame įkūrę autentiškos veiklos grupę. Tai jeigu dar nesat autentiškos veiklos grupiai, tai galite tenais prisijungti ir tenais mus taip pat rasti, nes ten mes taip pat dalinamės nemokamai daugybę puikių dalykų ir taip pat ir kitos merginos dalinasi savo visokiom istorijom, darom laivus, darom gyvus susitikimus, tai kviečiam prisijungti ir į grupę ir jungtis prie mūsų bendruomenės. Taip, įmečiau nuorodą į grupę taip pat Zoom komentaruose. Gerai. Tai dėkoju visoms ir geros dienos. Iki. Iki.